Rytoj prasidės varžybos tarp prelegentų ir vieningų kauniečių komandos. Kas laimės, niekas nežino, bet panašu iš veidų, kad visi labai ryžtingai nusiteikia. Taigi laukiam gerų varžybų. Ponai, panelės ir panaičiai, sveiki gyvi atvykę į Švento Mato gimnazijos stadioną. Plojimai, 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 garsiau, garsiau, garsiau. Priklausys mums žemė ir dangus, kol kamuolys apvalos, kol aistruoliai sirgs, kol vyrai įvarčius muš, kol abejingų nebus. Priklausys mums žemė ir dangus, kol kamuolys apvalos, kol aistruoliai sirgs, kol vyrai įvarčius muš, kol abejingų nebus. Pažiūrėkit, šiandien duodami kaulus visom žvaigždėm iš eilės. Ir nebaisi Europa, nebaisus ir pasaulis, juk mes verti nugalėt. Vėl bus pilni stadionai, žmonių milijonai. Tik tai futbolo naktim sapnuos bus įjungti mikrofonai ir ateities čempionai vieną dainą su mumis dainuos. Priklausys mums žemė ir dangus, kol kamuolys apvalos, kol aistruoliai sirgs, kol vyrai įvarčius muš, kol abejingų nebus. Nu, žinokit, aš nežinau, kaip kauniečiams mes grįšim namo, tai gausim velnių. Gali būt, kad nepriims mūsų į miestą. Treneris lieps bėgti kokį 30 ratų aplink stadioną. Ir galbūt, kad netgi neleis važinėtis dviračiais artimiausią savaitę. Taip, kad pylos tai jau bus. Bet iškentėsim, ne pirmą kartą. Lemiamų momentų aš sudrebėjau ir nepataikiau. Ir kad tada pasikartojo tą taisyklę, neįmuši tu, įmuša tau. Tai mums buvo svarbu išvažiuoti nepralaimėjus. Dabar 5-5, bet nuoskaudų liko. Reikės bandyti atsigriebti galbūt kitais metais.